Taigi sveiki, visi su jumis Lietuvos ūkininkas ir šiandien žaidžiu bei filmuoju Farming Simulator 19 sovietinį ūkį. Tai ką, praeitam kartą čia pasisėjom. Tai taip ir nelaukim, kol užaugs. Šiandien reikia biškį laukus pasididyti, biškį gal medžius įpjausim. Nu ir žiūrėsim, kas rodo. Tai taip, manęs vienas komentatorius rašė, prašau, gali įrašyti T40 modą. Aš prašau, žinoma, kad galiu. Tai ir aš įsirašiau. Tai aš įsirašiau ne vieną, tai čia yra pirmas. Žiauriai geras, yra aišku, dar su frontaliniu. Šitas žiauriai irgi geras, bet mes nepirksim, nes neturim pinigų. Paskiau dar insidėjau dar tų T40, čia tikrai ne vieną, va, dar du. Šitas va, T40 yra mano vienas dabar geriausių už T40 traktorių. Geras šiaip modas, įda turbina, man atrodo. Jo, va, su turbina SNKM 5 pizda. Nu, aišku, niekad nematys, kad būtų T40 turbina, bet tipo. Tai dar turiu šitą irgi miškinuką, čia yra miško darbams T40 padarytas. Jisai irgi yra su turbina. Pizda. Tai kaip turėsim šaibų, tikrai mes jį nusipirksim ir prie jau turiu vežimą įsidėjęs modą. Ir jo, viskas, tai esu biškį užkimęs, nu, sergu. Tai biški video bus kitokie negu visada. Nes užkimės ir labai geras skauda. Tai taip, šiaip tai aš galvoju, kad mums reikia gal įsivežti šitą sausus grūdus, ką turim. Ir jeigu mums išeitų, mes žinot ką nusipirktum, mes nusipirktum čia va šitą va, kur čyzeliuoti reikia. Ir tikrai daugiau gaučiau pinigų, nes aš dabar negaliu pjauti laukų, nes aš jau prisipjausiu, paskui neturėsiu kur dėti ir tiesiog taip toliau. Tai gal kuriam savo 50 ir įsivežam grūdus ir nors gal pirmą, gal nevežti reikia grūdų, gal vešiu grūdus tada kaip ten tą lauką nupulsim, tai žinot ką padarysim? Padarysim mes, kad eisim dabar biškį laukus pasididyt. Tai va. Skleidžiam šiaip, tai aš sakiau, kad tą video editysiu, bet needitinau, žinokit, visiškai neturiu laiko montavimui, tik nufilmuoju, ten tik sudarau viską ir iškart keliu video, nes darbai visa kita. Bum, matų koks modas, nereikia į plūgų pirkinėti, nigdy nereikia tie antranį daryti. Tai va, biškį pasididysim savo ant laukelius. O, kaip labai gerai. Aš nežinau jau iki kur čia mano teritorija, bet dar man lyg iki to akmenio mano teritorija dar galiu dirbti žemę, man atrodo, nepamenu šiaip. Jau negaliu, supratau. Taip atsirenkam draugus. Ja, gal dar sykį čia pravažiuojam. Aišku, aš dabar tikrai nesėsiu čia kur išariau, nes, aš žinau, sėsiu tada, kada jau bus nupultas, kad viską vienu metu galėčiau pasėti, nes dabar tik ką čia pusį sėsiu, pusį užaugs, pusį paskui vėl užaugs, nu ką, supratom. Čiūgiam šitą, nors gal šiek tiek gal reiktų tikrai pasėti mums, arba tiesiog, oi. Biškį netyčia. Nu, dabar tai biškį prisidirbau. Nieko, viskas šiek tiek peik. Šiaip tai man reiktų greičiau užaugtų, tai ką mes ir padarysim. Einam į šičia, einam į 120X. Pala, čia kažkur turi parodyti, buvo tikrai vakar radęs. Ir dabar spėkit rasiu, aišku, kad ne. Falsuoja.
Ai va. Tai kad greičiau auktų už padaręs čia. Normalna. Tai sakau, gal kokią tą priekabą gal įsivežam grūdų, o ne? Hebra. Ėmam salontą. O taip. Ai, čia neina šitą pridėti, prikabyti visokiausių šlangų. O, paėdam vakar. Pažiūrėjau biškį kitą mapą. Ten toks irgi iš Stitcho atsiunčiau, žiūri, gerą mapą irgi sovietinį kolūkį. Tai irgi 100% tatė. Čia yra, blet, mažokai 10 tonų. Čia 8 tonos, čia 9 tonos, čia 15 tonų, tai vešim šitą, tai tikrai. Nu, žodžiu, vakar žiūrėjau Stitchas žaidė Farming Simulator 19 sovietinį kolūkį. Bliama toks geras mapas, tai aš susiradau tą mapą. Žiūri lengvai. Ir atsiunčiau jį, tai vakar žaidžiau, ten žiūri geras mapas, kad irgi tikrai su jumis pažaisim. Žodžiu, žinot, važiuoju, taip asfaltu, pradėjau lyti. Iš to video ten kokius dalykus, ten apkarpau šitą video. Tai įsiginėtina, o aš iš vis neįkarpau, nieko, visiškai nieko nufilmuoju ir šeit įkeliu. Bet tai nufilmavęs, būna, kad ne iškart įkeliu po kokios, ką žinau, savaitės, po 2 dienų, po dienos, taip. Kaip turiu laiko, taip ir keliu. O jau biškį temsta, jau reikia džibintų savo. Ir dar man rašė, kad šitas mapas, kur dabar No Man's Land, atsiminiau pavadinimą. Tai šitas mapas sakė, kad pirmas jisai buvo išleistas ant Farming Simulator 19. Na, hebra, aš tikrai nežinau. Tikrai žinau, kaip pas pusbrolį žaidžiau 10 kartų galingesnio kompo, man antrą Farmingą būtent šitą mapą. Tai nesiginčiu, nu tikrai. Kur mes šiandien, dam biškį ai, gerai. Tai tikrai nežinau, gal 19, nu, tikiu. Blemba, tamsu net nematau, kur važiuot, einu savo. O kur man nemėgstamiausias dabar dalykas yra Park Mode, nes galinių iš visų nėra. O tu kur, nu ką, bandysim įstums taip. Įdomu žalia kviečiai. O, jau tokie. Ne kviečiai, aivarai, ūkininkė Lietuvos. Tai dabar man reikia iškart sutvario, kad įstumčiau. Aišku, čia kažkada dar darysim, žodžiu, čia planui dahoje. Čia man to per daug užsukau. Per mažai užsukai. Paėk, nacho, aš turiu tiesiog tą madą šigulinį įjungti ir padaryti normaliai. Bet ne. Jam būtinai reikia filmuot, kur galinės lempos, what the fuck aš... Ai, va, matau biškį.
Ai, karoči, net nestumiu tos priekabų 60 dalykų. Gerai, reikia miegot. Gerai, kur tu čia eini? Opa, miegosim. 10 valandų, what the fuck, ai, čia 11. Tai kokia, manau, 9 valandas sleep. Kai mes gražiai miegam, ar aš atsikelsiu į ai ne, abu gerai. Tai šitą galim iškart sumažyt, nes jau reiktų, Atsiminiau dar gerai, kad reikia nupurkšt nuo žolių. Reikia purkšt nuo žolių ir reikia purkšt, kad geriau augtų. Nes kai nupurkšt nuo žolių vis tiek, aišku, geriau negu su žolėm priekaliu. Nu, bet žinot, nėra tiek ir labai gerai. Žiūriu mano parkavimo skilus. Nu kaip jums įvertinkite, prašykite komentarus, ar gerai parkuojus ar ne. Na, aišku, gal kažkas debilų išvadys, bet ale tipo tarkim. Nėra lengviau už tą priekabą, nu žinokit, nėra lengviau. Imam savo MTZ 82. Laukai, čia kažkur turi būti tas gaidosas. Nu, supratau. Ne. Это Беларусь, блядь. Ай, кто нахуй. Supratau, блядь, kurva, nahui. Reiškias, liksim nepurškiai, į minusą nueisim žiauriai daug. Tai man reiks atravininį patie patrauk biškį. Kurva, tie svoriai. O, labai gerai. Na. Čia tokį pizdą, hever, man taip nieks nekvėpa, kad aik tu nahu, čia jau. Man, nežinau, čia privalomai reikia pirkti. Reikia pirkti man privalomai kokį gerą sandėlį. Ar paleisiu? Nemanau. Kažkaip galim prisijungti savo kardančiukus. Tai what the fuck, kur kardanas, ble. Įdomus kombainas, vienas iš geresnių, ale. Блядь, nelabai tilps. Kabi... Ai, tu nahu, aš bibidėjau, blėt. Va, dabar gerai. Rimtai nėra kardanų, what the fuck, aš ir nesąmonė, čia man vaidenusi, kad nėra kardanų. Turi privalomai būt kardanus, what the fuck. Ar čia man vaidenusi, kad jau nėra. Na, aš nežinau, ar čia va kardanus vaina, tai va. Aš net gal. Nu, karač, nesiginčinkim, varom kult. Slapta išvesti tave ant salos, kur visat saulė, aplinkui jūra, ir tu tik man priklausai visados. Leisk man tave išbučiuoti, leisk man tave pamyluot, širdžiai gėles dovanoti ir serenadas dainuot. Vėjas mus meiliai pritartų, mėnuo per naktį žydės. Ir leisk man tave išbučiuoti, leisk man tave pamylėt. Kur gėlės žydi, laukai žaliuoja, aplinkui palmės gamta tik viena. Sulauksim aušrą, ten mūsų laimę, aš vis galvoju, kur ir ta sala. Ir leisk man tave išbučiuoti, leisk man tave pamyluot,
Dabarom pasiūlyti 5 iš 10 antro. Tavo, tamponą. Tamponį, ne Alionį. Šitą gaidį aš parsivarysiu, bet čia nėra gaidį, todėl šitiek aš nežinau. Nu gerai, 6, 9 iš vietų. Nu, nelabai, bet nu gerai, 6, 8, 9, vaina. Aina, saulė! Lygiai kurva nevalina. Va 9. Nu, matot kaip reikia, va paila. Tai aš kuo debilas, man reikia įti įsipilt. Aiktų nahu, apšiai prieka, bet tik 11%. Aiktų nahu, galiukas, tai tu būtų debilė, asilė, tu būtų aina nahu. Chevai, man to kitą video nebebus šito video, dėl to, nes man atrodo, mes labai greit bankrutuosim. Tai jau, nu jeigu bankrutuosim, bus proga naują ūkį įsiveis, pasimsim paskolą, 2 lemus eurų nusipirksim. Viską kitką, ui ble. Ir beje, aš šito mepo už kadro tikrai nežaidžiu, nes nežinau, nenoriu, turiu dar kitų mepų geresnių negu šitas triperis. Tai kur kam dar rodyti feel greičiau, kur gerai užsidengėm iškart procentų. Lygiai pusė prieka bus, kaip ir planavau. Gerai, gesinam šitą gaidį. Nu tai ką, hebra, šį video čia ir baigiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikint, pasubscribeit. Jeigu norit visų tokių pačių modų, kokių ir aš turiu, tai parašykit komentaruose. Surasiu, padėsiu ir taip toliau. Tai ką, laukit kito video ir sakau viso geriausio.